primena Airiją, Airijos avis. Kažkaip, kai kiniečiai eina pro šalį ir pradeda kosėt, kažkaip nelabai man. Nelabai man, nors aš nelabai tikiu tais sektantais, bet pastebėjau, kad yra pa žmonės toksai kosulys kažkoks neaiškus, sausas toks, lyg tai ir žolės nerūka, bet tikriausiai gyvenimas dideliam mieste daro savo. Dulkių čia yra vasarą tikriausiai, arba žiemą gal labiau, nes žiemą, kai kūrenimo sezonas, tai pavyzdžiui vėjų nebūna. Bet šiaip dabar oras ganėtinai švarus nėra, išmetamų dujų tvaika iš automobilių nesijaučia. Nes pavyzdžiui, vat autobusas galbūt ne elektrinis, galbūt plug-in ūžia, bet numeriai žali. Galbūt nežinau, kažkas ūžia, bet rašo, kad electric plug-inas biški smirda dizeliu. Darbininkai grįžta namo po sunkios darbo dienos, kokią Teslą nuvažiavo. Ar matė tokią spalvą kada nors? Čia galima pastebėti, kokiais automobiliais važinėja. Hyundai'ais BID. A šitą žvėrį pažįstat, kažkas panašaus į Teslą, bet iš priekio. Iš galo biški hibridas. Pažiūrėkit, koks autobusas. Garmoškė. Troleibusas, bet kita ko, bet be laidų. Štai tokie taksi elektriniai. Atrodo padaužyti. Va, pažiūrėkit, koks bolidas. Žalias numeris. Elektrinė. Rankenėlės išlinda. Išlinda Peulengas. Uberis galbūt. Ar girdit, kaip yra tylo? Važiuoja motoroleriai, jokio birbimo nėra. Mašinas važiuoja, jokio birbimo nėra. Nėra nei vieno motorolerio, kuris birbtų. Kartais papypsi. O, BMW benzininis 318i. A policija važinėja su Nissanu. Kad tik tai manęs nesupakuotų šitą bizjaniką. Kad čia vaikšto objektas. O, pažiūrėkit, Starbucks yra. Starbucks. Ir kiek kainuoja Starbucks? Į vidų neisiu, nes nenoriu pazorintis. Vidutinis Starbucks 39 juaniai. Didelis Starbucks 42 juaniai. Didžiausia kaina, kokią matau, 44 juaniai. Apie 5 eurus. Nepigiai. Nu, yra mėgėjų Starbucksą. Starbucksą. O čia pažiūrėkit, kokia parduotuvė. Kokia parduotuvė. Российский товар. Пища
Особые продукты. Beijing Cultural Creative Industry. С матрешком. И Качатурим. Коноплянка. Стужа. С мешком. 5 озер. Белая береза. Сила Сибири, водка. Телос еще любимый сок. Аленочка. Čia ne tėvas, čia bobutė kažkokia perka. Braber. Rusiški produktai, tik aš nežinau, ar čia jie Rusijai pagaminti. Aš girdėjau atsiliepimus, kad kai kurie produktai tik su rusiškais įspausdinimais. Bet tokių parduotuvių rusiškų per visą Kiniją dabar atidarė. Белый мишка, виноградный сок, водка. Nu, водка čia turbūt einamiausias produktas. Ruski standart 8,9. Nepigiai, nepigiai. Kinietiškos. Kinietiška vodkė mačiau žymiai pigesnė. 100 juanių tai bus 12 eurų, 13 eurų. Nu, gal nėra tai brangu. Europos Sąjungoje žymiai brangiau dvigubai. Karočią, reikia jau eiti namo man, nes jau šiandien kokių 25 000 žingsnių padariau. O čia galima per langą pažiūrėti į Pekino antį, kaip ruošia. O, lovely. Matai, ką mama sako? Beijing putong kauja. Reiškia, kauja antis. Žiūrėkit, su šunim. Viskas čiki-piki. Praeitą syką Šanchajui filmavau, tai policininkas buvo priėjęs, paklausė, kam aš čia filmuoju dabar. Dabar kol kas. Čia pažiūrėkit, policijos būstinė su mirgalkėm. Public toilet. Kinijoje viešieji tualetai nemokamai. Karoči, kaip sakat, nu čia va tie tradiciniai namukai putong, kuriuose nuo seno kiniečiai gyvena, vienaaukščiai, kuriuose anksčiau net nebuvo nei tualeto, nei dušo, nieko, bet pažiūrėkit, kokias dekoracijas išskaptuota. Tyli gatvė, jokio triukšmo. Čia tikriausiai augina kažką, bulves. Šumacheris lekia užsidėjęs slidininko akinius, nieko nemato. Prašvilpė. Sakau, čia reikia vaikščioti ir nedaryti staigių judesių. Arbatos parduotuvė. Oho, 1000 juanių arbata. Nieko savo. 1000 juanių 120 eurų. 200 juanių tai
25 eurai, tik nežinau už kokį svorį. 500 gramų. 500 gramų, 25 eurai, 700. Nu, kainos geros čia. Sakyčiau, saldumynai. O, šlyžikai. Tai kai aparats su brička panašus į ką čia panašus į tą Ižą, ar kaip, ne Ižas, čia Dniepras, kinietiška versija, Dniepras, variklis neblogas, beveik kaip Harley Davidson. Ir dar vienas aparatas, kaip vadinasi, Changjiang, 650 kubikų su diskiniais stabdžiais ir su brička. Changjiang. Matai va. Tokie aparatai. Rimti. Pažiūrėkit, koks variklis. Kiek čia cilindrų, aš nežinau. 2 cilindrai ar kiek. Jau čia eina 120 pirmų bėgių. Jau kiniečiai sako. Arba žiūrėkit, čia naujos kartos jau su batareika. Kaip skiriasi kartas. Ni hao. Visi kiniečiai sveikinasi. Žiūri kaip į baltą turistą, lyg aš būčiau koks, nežinau, negras Lietuvoje, pavyzdžiui, Lietuvos kaime. Įdaboja, į ko nematęs. Turistą iš Ignalinos nematė. Nu. Pažiūrėkit, kaip netaupo elektros. Kaip ryškiai šviečia. Saldainių. Saldainiai trimti. Čia džiovinti vaisiai kažkokie. 35 juaniai. 40 juanių. Čia pagal svorį tikriausiai. Šokoladukai. Eik tu sau, tarp saldainių gali nusipirkti antį, kilogramus antės. Džiovinta, čia ne džiovinta, nežinau, kažkaip man. O, pažiūrėkit, kokia seksija. Tas čia džiovintas, aš nežinau. Net nepatogu sakyt man, į ką panašu čia. Iš P raidės. O, čia šlaunis. Ir tokia dėžutė. Thank you. 菜就是吃。谢谢。这儿呢，这儿呢，这儿呢，你别搞谢谢他，你来看看来，来。好吃。Įsiūlė saldainių. Taip dantys supūvę. Nori atsigerti arbatas. O šiaip suprast, va toks aparatas stovi, kuris nuskanuoja nuo jūsų telefono kodą ir nereikia jokio kešo. Šitą kodą jūs galite pats nuskanuoti su savo telefonu. Technologijos.
pažiūrėkit. Prisikabina prie elektrinio skuterio šiukšliadėžę ir pirmyn. Taisyklės negalioja. Skuterių vairuotojų pasitikėjimo lygį 120%. Per šaligatvius važiuoja bele kur. Žmonių srautai nesibaigė visą dieną sekmadienis. Bet matosi daug irgi tokių turistų, kurie nesiorientuoja aplinkoje. Ta prasme vietinių kiniečių turistų. Pažiūrėkit, kokia šilto drabužių parduotuvė. Aš net neįsiu į vidų, kad nesipazorint, kai pamatysiu kainas. Influenceriai keičia poziciją. Pažiūrėkit, kaip efektyviai dirba gatvių šlavėjai Kinijoje. Nė vienos šiukšlytės nėra. Iš karto šik, nukrito kokią nuoraiką, iškart pribėgo, sušlavė. Žiūrėkit, nėra jokių šapelio, net nėra. Va, pagavo nuoraiką vieną, iškart iššukliuką. Įtvarka praktiškai nepamatysi šiukšlės, bet vis tiek žmonės šluoja. Sakyčiau, visai neblogas darbas. Va, pavyzdžiui, guli šiukšlytė ir tuoj sušluos. O čia jau iš turtingųjų odinė striukė, madinga kepurė su ausim. Jau čia, kaip sakant, naujieji kiniečiai, kaip sakant. Kaip sakant, aš negaliu daugiau į maistą žiūrėti, nes man jau bloga darosi. Nu, vien tik žiūrint. O. Gražuolė. O kiek čia maisto nešragauto, kiek čia nešragausia. O. Karvių skrandžiai. Kepti koldūnai, ledai žali, šašlykai, 10 juanių 5 štukas, kvepia skaniai. O, aš tuoj sprogsiu. Sosiskės
老北京特色焖牛肉饼啊，现包现烙的。这是有点老北京路包的本啊。 Pekinka, šitą jau pažįstu, bet dar neragavau. Nes kažkaip neradau, kad būtų maža porcija. Šitos bulkutės atrodo neblogai. Kažkokia sriuba. Svarbiausia, kuo labiau rėks. Jeigu nori būti kaip vietinis, svarbiausia, kuo labiau rėks. Jeigu rėksi garsiai, kuo garsiau, o pažiūrėkit, koks gražumynas. O, pupelių raugas, Old Beijing Bean Juice. Nu, aš tokių jau ragavau, nenoriu, dėkui. Pažiūrėkit, ir valgo jie, ir valgo, ir valgo. Ir parodykit man bent vieną storą kinietį. A kvapai čia kokie nerealūs. Prašau, makaronai, desertai karšti, žali makaronai, šalti desertai. Beijing Crispy Tofu, angliškai užrašyta. Pažiūrėkit, uogas kokios. Yummy. Yummy, good. Chicken. Chicken, very good. Very good, thank you. Nu tiesiog akys raipsta. Bet aš jau noriu į viešbutį pasislėpti nuo viso to. Žiūrėkit, kaip viskas ryšku, viskas garuoja. 还有牛肉面、鞋底面。 Ir kainos kokios 30 juanių makaronai su jautiena, tai yra 3,75 €. 24 juaniai, 3 €, 36 juaniai, apie 5 €. Prašau, pilnas bliūdas. Pilnas bliūdas. Ir desertą ant viršaus. Karoč, kaip saka. Pažiūrėkit, fontanas. Fontanas liejasi laisvai. Kiek žmonės darbo įdėjo. Durianas. Small potatoes. Roasted durian. Keptas durianas. Dar tokių nemačiau, bet atrodo kaip plastikinis. Karoč. Braškės. Obuoliai kažkokie. Oh my god. O, matot, jau naujos kartos atstovas, kaip biškį pat su viršsvoriu. Į kur aš dabar einu? Pažiūrėkit, kaip karvės skrandis skaniai atrodo. Ar čia karvės, ar čia kiaulės, ar čia tikras, ar čia netikras. Galbūt netikras, plastikinis, bet atrodo kaip tikras. Kaip lenkai sako, flaki, dobša.
Mokinkitės, kaip reikia būti influenceriu. Jeigu liežuvis be kaulo, verslas sekasi. Pas mane liežuvis kabinasi už kreivų dantų. Ауч. О, мой God, короче. Įsivaizduojat, malkom kūrena ir ant malkų kepa kažką ir vėl pilnas kavinės žmonių. Pilnas kavinės žmonių. O sako, kad kiniečiai mažai uždirba ir blogai gyvena. Sako, kad ekonomika Kinijos mažėja. Jo. Nu, cigaretės rūksta. Dūmai rūksta, nieko netrūksta. Prašau. Prašau, aš karočią jau pasiklydau. Tom pačiom gatvelėm vaikštau tamsiom. Beidžinkaja. Tai jau čia antis guli, jinai porą mėnesių ant palangės ir nieko jai neatsitinka. Viduriai, šarnas kažkokias, kepenys ar čia plaučiai, nu vienu žodžiu, delikatesai. Vienu žodžiu einu aš namo, nes jau man stogas važiuoja pačią pirmą dieną. Pažiūrėkit, kokias gatvelės, kur gyvena vietiniai. Su ornamentais, bareliefais. Ir atrodo 30 milijonų miesto centras. Paklausykit, nėra jokio ūžimo. Prašau, motoroleris pravažiavo, iš vis be garso. Vaikas gale atsisėdęs, žaidžia žaidimą. A kaip į mane žiūrėjo. Pasdabojau tikriausiai. Good morning, plikiai. Nu kaip man miegojasi pirmą naktį Beidžingo viešbutyje. Karočią, prisimenu tą žodį, kaip sako amerikonai, jet lag, kadangi Beidžingas 7 valandom į priekį negu Dublinas, tai toks jausmas, kad aš po naktinių pamainų. Vienu žodžiu, buvau vakare labai pavargęs, galvoju, atsigulsiu 10, nes jau lūžau. Atsigulau į lovą 10, užmigau, nulūžau ir ką jūs galvojat, prabundu, pasižiūriu laikrodį 12 valandų. Vėl varčiausi, karočią. Galvojau, nulūžau. Vėl prabundu. 2 valandas. Vėl, karočią, vartausi šitoj lovai. Vietas nerandu. Ir ant nugaros, ir ant šono, karočią. Vėl nulūžau. Karočią, gal 3 ar 4 kartus nulūžau. Matot, koks žmogus nepratęs šiltai miegot. O dabar plus 22 viešbutį, nu man nekomfortiška. Aš pripratęs prie 13 šilumos, įsivaizduokit, laukinis, 13-15, jeigu namuose Airijoje šilta 15 ir drėgmė, o čia oras toksai sausas ir šiluma 22, man nekomfortiška, aš nepratęs nuogas miegot, pavyzdžiui, irgi. Vienu žodžiu, kaip bebūtų, kažkaip biškį išsimiegojau dabar. 6:30 ryto,
Kažkas panašaus, po 7:20 išeinu, pusę 8 išeinu iš namų ir važiuosim į didžiąją sieną pasižiūrėti. Vienu žodžiu, biškį adaptavimas jis toks vyksta po biškį, bet sakau, kaip nusmingi miegot, jau atrodo pervargęs ten, 16 000 žingsnių vakar praėjau. Ir prabundi 2 valandas po to ir negaliu užmigti. Čia, karočią, sunkus atvejas, bet tikiuosi jau šiandien bus geriau. Pažiūrėkit, Kinijos viešbučiuose duoda komplektą tokį šepetėlį dantų, su dantų pasta, skutimosi peiliuką ir šukas. Įsivaizduojat, a jeigu toks plikis kaip aš atvažiuoja, pas mane dar yra 3 plaukai, bet jeigu, pavyzdžiui, plikas žmogus, tai kaip supras, gali įsižeisti. Šukas plikiui padovanoja. Dar kas yra kriaušės, galvojau, kad netikras, bet pasirodo tikras. Atrodo bent jau kaip tikras. Kreviečių čipsai kažkokie. Arbatinukas yra. 2 pakeliai arbatas. Svarbiausia arbata. Arbata arbatžolės, be jokio įpakavimo, vienu žodžiu. Bet arbata labai aukštos kokybės, kaip ir galima tikėtis Kinijoje. Pažiūrėkit, kaip išbrinka pusę puoduko arbatžolių. Dabar pusę puoduko išgėriau ir užvežė. Dar, tiesą sakant, kinietišką arbatą galima kaitinti keletą sykių. Vakar dar vakare atsiguliau lovon, guliu čilinu. Išjungiau šviesą, žiūriu, tas aparatas šviečia man dabar į snukį. Galvoju, kaip jį išjungti. Maigiau mygtukus. Įsivaizduojat, jis man pradėjo tiktoką rodyti. Užsikabinau ant tiktoką, dar varčiau tiktoką pusę valandas. Įsivaizduojat, kas čia per devaisas. Dabar jisai išsijunginėja kažkodėl, aš nežinau. Bet dabar atradau dar vieną dalyką, kad galima reguliuoti apšvietimą. Kiekviena lempa turi atskirą mygtuką. Aišku, aš nieko nesuprantu, nes čia hieroglifais viskas. Ir bijau paspaus mygtuką, kad kuris nors paskambins policijai netyčia. Arba į recepciją. A recepcijai darbuotojai nemoka. A čia pasirodo tikriausiai kalbą galima pasirinkti. Nifiga negalima. Užuolaidas dar yra. Svarbiausia, užuolaidas yra, bet langų nėra čia pas mane. Ir kur tas tiktokas dabar yra, aš nežinau. Vienu žodžiu, nežiniukas stebuklų šalyje. Ką tas mygtukas reiškia, kaip žinot. Vo. Čia, karočią, galima paskambinti SOS. Čia jau šitą suprantu. Pažiūrėkit. Galima pažiūrėti tiktokus prieš miegą. O, reklama. Head and Shoulders, prašau. Irgi labai tinka plikiams, tokiems kaip man. Dabar kaip atgal. Čia atgal, o tiktokai prasidėjo, pažiūrėkit. O, stebuklai tiesiog. Per laikrodį gali pasižiūrėti tiktoką. Ir dar svarbiausia, su juo gali pasikalbėti, aišku, jeigu kiniškai moki. Tipo, nežinau tik kaip vadinas, pas rusus toksai devaisas, su kuriuo gali pasišnekėti, vadinasi Marusė, pas Amazon Aleksija ar kokia ten, čia kokia Činliu, kokia nors vandens lelyje išvertus, arba graži aušra, patekantis mėnulis, čia pas kinietės tokie vardai, vienu žodžiu, nežinau. Dabar 4 sekundės turėsiu reklamą žiūrėti. Gal ne, kitas iki dėkui. Įsivaizduojat, miegi taip 7 ryto ir pradeda pizdėlį. Iš niekur nieko, jisai pats įsijungia. Šarap. Tikriausiai žadintuvas buvo įjungtas, bet įsivaizduojat, žmogus šoka, miegi ir girdi kažkas kinietiškai pradeda šnekėti pausyje.